Sveiki. Kaip jau Laura minėjo, praktikos egzaminas, tiek teorijos, tiek vairavimo turi tos loterijos elemento. Jeigu mes būtumėm kaip Trumano šou filmo herojus, tai galėtumėm galbūt padaryti tokį maršrutą, kur aktoriai vaidina tokias pačias situacijas, eismo dalyvius, visi važiuotų tuo pačiu maršrutu, bet dėja gyvenam ne Trumano šou, o realiam gyvenime ir tenka ieškoti priemonių, kaip pamatuoti tikrai sudėtingą procesą. Kaip matom, labai daug yra reiškinių, kurie jį įtakoja, bet mes matuoti turim, nes mes turim tikslą. Kaip Rytis įvardino, mes turim tikslą, kad būtų į kelius išleidžiama kuo daugiau saugiam eismui paruoštų dalyvių, todėl mes vis tik tai tą matuojam. Ir matuojam kol kas tuo rodikliu, kurį naudoja ir kitos šalis, tai yra išlaikomumo procentas. Ir pirmiausia, noriu pasidžiaugti, kad visos tos priemonės ir ši konferencija, kuri jau tampa tradicinė, ji turi įtakos ir lyginant su 24 metais, praeitų metų išlaikomumo procentas tiek pagal kategorijas, tiek pagal mūsų padalinius gerėjo. Ir praeitais metais mes paskelbėm vairavimo mokyklų gidą, paskelbėm jį iš pradžių mes paskelbėm pagal bendrą išlaikymo procentą, bet sulaukėme pastabų, kad labai daug reiškinių lemia, yra skirtingų kategorijų, kur yra profesionalai, kur yra pradedantieji vairuotojai, todėl mes jį kiek patobulinom ir šiemet, kadangi jau esu minėjusi praeitos konferencijos metu, bet naujai, kas yra dabar dalyvauja, aš esu GIS specialistė pirmiausia, tai yra kartografija baigęs žmogus ir ilgą laiką dirbau su geoordiniais duomenim. Ir atėjus į regitrą mes tikrai svarstėm, kur panaudoti tas technologijas, o yra jas kur panaudoti ir vairavimo mokyklų duomenis, tai yra vienas iš tų duomenų sluoksnių, duomenų masyvų, kuriuos galima panaudoti. Todėl šiemet mes tą vairavimo gido pavidalą kiek pakeitėm ir kaip mes tos duomenės apdorojam ir paverčiam juos geoerdviniais. Tai pirmiausia, mes turim transporto saugos administracijos patvirtintą sąrašą vairavimo mokyklų. Tai pirmiausia, jie buvo konvertuojami geoerdvinį sluoksnį, tai yra, kadangi jūsų mokyklų sąrašai, jie turi ir vairavimo aikštelių, ir mokymo patalpų, ir administracijos patalpų adresus, tai tie adresai buvo paversti koordinatėm. Taip pat mes turime mūsų registruose saugomus duomenis apie laikytus egzaminus ir apie tai, kurio mokyklai mokėsi tas būsimas vairuotojas, kuris laikė vairavimo egzaminą. Ir mes pagal įmonės kodą galime susijęti tuos du skirtingų šaltinių duomenis. Na ir naudojam Power BI, kur tuos masyvus mes nuolat pagal tam tikrą selektą atrenkam ir taip pat panaudojam šiemet GIS technologiją. Pati metodika skaičiavimo yra paprasta, nors čia užrašyta labai daug sudėtingų formulių, bet jinai yra paprasta. Mes imam ar konkrečios kategorijos, ar kategorijų grupę, ar visą bendrą visų kategorijų egzaminų kiekį, kurie buvo laikomi, tuomet vertinam, kiek buvo sėkmingai išlaikytų egzaminų tos kategorijų grupė ar visų. Ir tuomet paskaičiuojam ir išreiškiam procentais tą išlaikomumo procentą. Ir štai kaip atrodo mūsų interaktyvus žemėlapis. Pirmiausia, dabar jūs matote darbastelės versiją, tai yra jeigu kompiuterį savo įsijungtumėt, tai tuomet pamatytumėt tokį vaizdą. Mobilioji aplikacijos bus kiek kitoks, sumažintos apimties, bet irgi interaktyvus. Pirmiausia, jūs pamatysite langą, kur bus pažymėti mūsų padaliniai. Čia jau vaizdas priartinus su mokyklų duomenim. Dešiniajam kampe matysite mūsų padalinių sąrašą, kurį pažymėjus jums priartins tą burbuliuką. Tai yra padaryta klientam, kurie būsimiem vairuotojam, kurie nori laikyti egzaminą, jis gali pasižiūrėti, kuriam padaliniai laikys. Tuomet gali ar pasižiūrėti, kurios savivaldybė gyvena, prisiartinti žemėlapį ir tuomet matys, kokios mokyklos yra tos savivaldybėje. Čia yra informacinė tokia žinutė apie kategorijų aprašymus, kokias transporto priemonės galės vairuoti išsilaikęs tam tikros kategorijos. Na ir svarbiausi duomenys yra apačioje. Tai yra išlaikomumo procentas, jis yra suskirstytas pagal kategorijas A, B ir tų profesionalių visų kategorijų grupės ir bendras išlaikomumo procentas. Jeigu yra brūkšniukas, reiškia, duomenų nėra ir nebuvo laikančių egzaminą tais metais.
Ir kairiajam kampe, kai jūs prisertinsit, atitolinsit žemėlapį toje imtyje, kuri bus matoma ekrane, kartu filtruojasi abudu sąrašai apačioje esantis ir kairėje. Ir tuomet matysite visą patalpų sąrašą, tai yra kokia administracijos patalpa, mokymo patalpa, aikštelė ir kartu išsifiltruoja, jeigu kelios mokyklos bus, tai tuomet jų visų irgi išsifiltruos ir galima daryti paiešką pagal mokyklos pavadinimą ir pagal savivaldybę. Šitas organizmas, jisai yra, kaip sakau, mūsų kūdikis, kuris ką tik gimė ir jisai augs, galima jį aplipdyti papildomais duomenim. Jeigu yra poreikis, mes galime ir mokyklų kontaktinę informaciją sudėti, kad tarkim jis surado jų žemėlapį, tada norėtų galbūt iš karto ir pasižiūrėti. Kol kas šitos informacijos nėra. Taip pat išlaikomumo visi tie rodikliai kasmet gali prisidėti, galima prisidėti kitus rodiklius, jeigu atsirastų kažkoks naujas matavimo rodiklis išlaikomumo. Galima galbūt dar smulkiau paskaidyti pagal kategorijas, žodžiu, čia yra tikrai peno kūrybai ir tobulinimui ir šitas daiktas tikrai bus gyvas. Jeigu turės pastabų, visada rašykit, mes į tai atsižvelgiam. Turbūt aktualiausia mokyklom, kai jos pasikeičia pavadinimą, nes LTSA sąraše tai nėra tiesioginė sąsaja su tuo sąrašu, mes jį tam tikrų laiko momentų tiesiog nuskrepinam iš to puslapio ir tuomet jie čia jau įkeliam. Tokios tiesioginės sąsajos neturim, todėl jeigu, pavyzdžiui, pavadinimas pasikeitė mokyklos ar adresas kažkokios patalpos, tai visada galima tą bus padaryti ir pataisyti. Nes online režimų kol kas dar neturim. Bet ateityje, manau, bendradarbiaujant su LTSA galėtų būti ir atsirasti tokia duomenų bazė su tuo sąrašu, kuri nuolat atsinaujintų ir atsinaujintų pas mus. Ir praeitais metais renginys pasibaigė padėkų įteikimu, tai ši konferencija nėra išimtis. Atsižvelgdami į tai, kokių pastabų sulaukiam dėl to skaičiavimo, dėl vertinimo, dėl to, kokią imtį mes paėmėm, tai šiemet mes pabandėm tą išlaikymo procento, tokį tik vertinti B kategoriją, tai yra pradedančiuosius vairuotojus, lyginome tik tam pačiam padalinyje laikytų egzaminų rodiklius ir lyginome tų vairavimo mokyklų, kurių per metus ateina virš 50 mokinių, kad būtų pakankamai imtis, kad lyginti obuolius su obuoliais, o ne obuolius su kriaušėm.